Hola, hola, bienvenidos a mi canal, me llamo Elisa, mano vardas Elžbieta, malonu susipažinti. Ir šiandien mes su jumis pasižiūrėsime, jūs pasiklausysite, kokiosgi naujienos ir kas naujo atsitiko Ispanijoje. Šiandien mes su jumis pakalbėsime apie tai, kad vis dar tęsiasi nekilnojamo turto kainų kilimas. Taip pat aš jums papasakosiu gerą naujieną, kad Carrefour mažina kainas kokiems produktams ir būtent kam pamatysite toliau. Taip pat pakalbėsime apie tai, aš jums papasakosiu, kad Ispanijoje Guardia Civil sulaikė nusikaltėlius su kriptovaliuta. Kavinėse uždraudžia naudotis nešiojamais kompiuteriais. Pasižiūrėsime, ar tai tikrai visur atsitiko. Taip pat liūdna naujiena, kad apie 500 000 jaunų ispanų praeitais metais išvažiavo iš savo Ispanijos. O Tenerife statys naują miestą. Manau, galime pradėti. Taigi, Ispanijoje vis dar kyla nekilnojamo turto kainos. Ir tas kilimas jau aplenkė netgi infliaciją. Per paskutinius 10 metų kaina pakilo 29%. Per 5 metus 18%, o per paskutinius metus 7%. Yra viskas dėl to, kad Centrinis bankas pakelia palūkanas iki istorinių maksimumų. O didelė paklausa tik ir palaiko šitą tendenciją, kas ir veda prie kainų kilimo. Labiausiai kainos pakilo Madride, Barcelonoje, Kanarų salose. Ten kainos pakilo netgi maždaug 60 iki 100%. Ir taip pat pakilo žymiai kainos visoje pakrantėje, nuo Barcelonos iki Malagos. Carrefour, prancūziško tinklo parduotuvė, nusprendė sumažinti kainas 500 jų produktų. Bet jie į savo sąrašą įtraukė ne tik savo produktus, bet ir kitų markių labai įžymių irgi su nuolaida. Nes Ispanijoje nėra tokio dalyko kaip Lietuvoje, kad visada visur yra nuolaidos. Ne, tikrai ne. O Carrefour pradeda įvesti tas nuolaidas tam, kad pritraukti daugiau žmonių. O tam, kad pritraukti dar labiau žmonių, jie sugalvojo ir jau tai daro tik ne visose Ispanijos miestuose, o tik keliose kaip Madride, Barcelonoje, krepšelio siurprizo akcijas, kur nuolaidos gali būti net iki 80%. Ko nepadarysi, kad tik daugiau žmonių nupirktų. Ispanijoje Guardia Civil sulaikė 12 apgavikų su kriptovaliuta. Sulaikė 12 įtariamųjų, tarp kurių yra ukrainiečių, rusų, moldavų, kazakų iš Kazachistano. Jų sulaikymas įvyko čia Valencijoje ir taip pat Barcelonoje. Šita grupuotė spėjo padaryti virš 20 apgavysčių ir pavogė virš 50 000 eurų. Jie darbavosi Barcelonoje, Valencijoje, Taragonoje ir net Dubajuje. Būkite atsargūs. Populiari kavinė Free Marks del Pobleron uždraudė naudotis nešiojamais kompiuteriais. Pasakysite, kaip čia taip, dėl ko? O tai įvyko dėl to, kad klientai kartais užsisakė puodelį kavos gali prasidėti 5, 6 ir net 7 valandas. Bet žinoma, čia yra neoficiali informacija. O oficiali informacija yra, jie padarė dėl to, kad jie nenori, kad kavinė pasiverstų į ofisą. Nes kavinė yra tam, kad atsipalaiduoti ir bendrauti. O jūs ką galvojate? Rašykite komentaruose, kokia iš tikrųjų yra priežastis, kad jie taip padarė. Šitą tendenciją pradėjo imti ir kitos kavinės. Dėl to, kai užeinate į kavinę ir esate prie užsakymo stalo, žiūrėkite, ar ten yra ženklelis ar ne, kad nešiojamas kompiuteris yra uždraustas. O jeigu jūs jau buvote tokioje kavinėje, irgi pasidalinkite, kokiame mieste
ir kavinės pavadinimas. Forbes paskelbė top geriausių ispaniškų mokyklų visoje Ispanijoje 2024 metams. Kaip visada, gerų mokyklų yra pakankamai Madride, Barcelonoje, Valencijoje, bet taip pat ir kitose miestuose, tokiuose kaip Alicante, Elche, Murcia, Almería, Vigo, Saragossa, Cádiz. Visų mokyklų sąrašą jūs rasite jų oficialiame puslapyje. Ir ten jūs rasite sąrašą, kuris nėra sudarytas nuo geriausių iki blogiausių. Ne, ten yra padarytas sąrašas tiesiog abėcėlės tvarka. Taip pat apie mokyklas. Dabar kaip tik prasidės balandžio mėnesį registracija į mokyklas. Čia yra aktualu tiems, kas nori pakeisti mokyklą arba kurių vaikai iš pagrindinės mokyklos jau pereina į vidurinę mokyklą. Irgi reikės daryti registraciją, registruotis. Bet jūs ieškokite informacijos savo regione, nes nuo vieno iki kito regiono gali skirtis taisyklės ir datos. Virš 400 000 ispanų emigravo iš Ispanijos praeitais metais 2023. Darbo galimybių trūkumų. Žinoma, manau, šita problema visiems yra žinoma. Padaryta apklausa ir 74% ispanų emigruotų iš Ispanijos, kad pagerinti savo gyvenimo sąlygas. Iš jų 37% tai padarytų dėl geresnio gyvenimo, ko dauguma ir ieško. 24% ispanų yra įsitikinę, kad Ispanijoje nėra darbo galimybių ir jų ieškosi kitose šalise. 8% išvažiuotų, nes ten gyveno jų draugai, šeima arba antrosios pusės ir jie nori būti kartu su savo artimaisiais ir draugais. 5% tiesiog dėl to, kad jiems nepatinka gyvenamoji vieta. Ir tik 8% visų jaunuolių net negalvojo apie emigraciją ir išvažiavimą iš Ispanijos. Benidormas augs aukštyn, nes valdžia nusprendė pastatyti 20 naujų dangoraižių. Ir tarp jų bus ne tik viešbučiai, bet ir nekilnojamas turtas. Ten bus irgi ir būtai, kuriuos galima bus nusipirkti. Visi šitie dangoraižiai bus minimum 20 aukštų. Taip pat jie Benidorme nusprendė valdžia, kad pastatys 6 hektarų parką. Įsivaizduokite, Benidormas. Tai yra pakankamai nedidelis miestas ir jie ten planuoja padaryti tokį didelį parką. Manau, čia yra didelis pliusas Benidormui. Ir kainos, manau, tik augs. Iš vis jau seniai Benidormas yra dangoraižių centras, nes Benidorme randasi 8 dangoraižiai iš 20 visos Ispanijos. Įsivaizduokite, tai beveik pusė visų Ispanijos dangoraižių randasi Benidorme. O dabar bus jų dar daugiau. Po 30 metų sąstojo Tenerifėje statys naują miestą. Žinoma, čia yra labai gera naujiena, nes tai pritrauks dar daugiau turistų. Nors nežinau, ar tai tikrai gerai, nes turistams, žinoma, pradės kilti kainos. Bet Tenerifės gyventojams tai yra labai gerai, nes jie turės darbo galimybių. Naujas miestas, vadinasi, bus naujos darbo vietos. Ir šiandien buvo čia tokios naujienos per visą mėnesį. Tikiuosi, jums buvo įdomu. Ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad buvote su manimi. Jeigu norite mokytis ispanų kalbos, užeikite į mano mokyklos puslapį ir pasirinkite jums patogiausią mokymosi būdą. O aš su jumis atsisveikinu, prenumeruokite kanalą ir neužmirškite laiko, pirštą į viršų. Ir jau greitai susitiksime naujame video. Hasta pronto!